Planavimas. Planuojame, kada kelsimės, planuojame, ką rengsimės į darbą, planuojame, kur stosime baigę mokyklą, planavimai naudojame įvairias skaitmenines programas ir naudojame planuotės. Žinot, turiu bėdą. Ir ta bėda yra planavimas. Ne visada, bet kartais. Bet leiskite jums paaiškinti. Visą video kūrimo procesą skirsiu 3 etapus. Planavimas, filmavimas, montažas. Ir sakyčiau, kad su filmavimu viskas yra gerai, jeigu gerai susiplanuoju. Montaže taip pat neturiu didelių bėdų, tačiau planavimas yra ta vieta, kuriai visada per mažai pasilieku laiko. Nėra taip, kad negebėčiau planuoti, tiesiog kai kuriem dalykam turbūt visada per mažai laiko. Kalbant apie laiko stoką, pamiršau šiandien papietauti. Kalbame apie planavimą ir gaunam emergency žinutę. Puikiai nuteikia, bus didelis vėjas, pasiruoškite. Net ir gerai viską suplanavus ir pasiruošus filmavimui, dažnai nutinka dalykų, apie kuriuos tiesiog nepagalvoju. Ir dabar, planuojant šitą video ir jau jį filmuojant, turiu trumpam išlėkti, nes vėlgi atsitinka tai, ko dėja, bet nenumačiau. Ir žinot, kas svarbiausia? Kad nenumatyti reikalai yra beveik visur ir visada. Nesvarbu, kaip gerai suplanuosi, kiek daug laiko praleisi planavimo stadijai, visada bus dalykų, apie kuriuos viena galva tiesiog nebus pajėgi pagalvoti. Tokiamis akimirkomis pagalvoju, kad gal čia kaltas net ne planavimas, o perfekcionizmas, kai norisi, kad viskas atrodytų kiek įmanoma idealiau, gražiau, geriau ir žinoma iš pirmo karto. Bet kalbant apie planavimą, dažnas tame tarpe ir aš nesu šventas, pamiršta įsivertinti visus kintamuosius. Skaičiuoja šviesos poreikį, įsivertina filmavimo trukmę, pasirūpina filmavimo įrangą, susidėlioja taškus scenarijuje ir jeigu reikia, susiranda aktorius. Ir atėjus filmavimo dienai supranta, kad pamiršta įsivertinti tokius paprastus dalykėlius kaip pervažiavimą iš lokacijos į lokaciją. Ir taip kelių valandų pafilmavimas virsta visos dienos darbu. Neišimtis esu ir aš. Ir galbūt dėl to ir yra įdomus šis kūrėjo kelias, nes kiekvieną kartą sužinai kažką naujo, išmoksti kažką naujo ir kartais prireikia ne 1 metų, kad pasiektum rezultatą tokį, kurį norėtum turėti. Tačiau kartais reikia paleisti perfekcionizmą, norą kontroliuoti visus kintamuosius ir išmokti greitai prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje. O svarbiausia, nepamiršti, kad viską galima išmokti, tik viskam reikia laiko. Šiandien iš manęs tiek. Na, o jei jums patiko šis video, būtinai paspauskite like, paspauskite subscribe ir iki kitų kartų.